Sveiki gerbiamieji. Jeigu pažįstat Japoną arba Japonę, arba šiaip besidomintį Japonija, tai šiandien yra 5 mėnesio 5 diena. Berniukų šventė. Tango no Seku. Japonija kasmet 5 mėnesio 5 dieną švenčiame berniukų šventę. Japoniškai vadinama Tango no Seku. Šią dieną kiekvienam šeimos vyrui lauke iškabinamas spalvotas popierinis karpis. Karpį japonai laiko stipriausia, atkakliausia iš žuvų, todėl jis laikomas vyriškumo simboliu. Berniukų šventės metu rengiami vaidinimai, žaidimai, kepami saldumynai. Vienas iš tradicinių šios dienos saldumynų košyva. Košyva moši. Jis kepamas iš ryžių ir pupelių. Vyniojamas į ąžuolo lapą. Saldumyno forma panašiai į šalmą, todėl buvo tikima, kad tokie saldumynai padeda samurajams laimėti kovas. Ąžuolas, kaip tvirčiausias medis, simbolizuoja stiprybę. Kitas saldumynas šimaki gaunamas iš ryžių miltų. Vyniojamas į bambuko lapą, bambukas pasiaukojimo simbolis. Berniukų dieną tradiciškai visi vyrai ir berniukai maudosi vilkdalgių vonioje. Vilkdalgio stiebas panašus į kardą, todėl siejamas su vyriškumu. Buvo tikima, kad vilkdalgių vonia stiprina, saugo nuo ligų. 3 mėnesio 3 dieną Japonijoje švenčiama lėlių šventė, skirta mergaitėms, nors 5 mėnesio 5 dieną dabar jau ne tik berniukai, bet ir mergaitės švenčia. Taigi geros jums dienos. Ačiū už dėmesį.